komandos dar turi keletą akimirkų apšilimui, 3 minutės, na, o aš dar kartą noriu pasidžiaugti, štai Jugoslavijos krepšininkai, visi krepšininkai jūsų ekranuose. Dar kartą noriu pasidžiaugti, galbūt tik dabar pradedate žiūrėti transliaciją iš Atėnų, kad geriausių Europos čempionato krepšininkų praktiškai vienbalsiai galima sakyti taip, iš 148 balsavusių žurnalistų 140 balsų atiduota už Arvydą Sabonį. Kągi tikrai puiku ir itin puiku, kad antrasis taip pat lietuvis Šarūnas Marčiulionis 133 taškai. Taigi išeina jau į aikštę, jūs matote Jugoslavus, o išeina į aikštę Lietuvos startinis penketukas. Marčiulionis, Sabonis, Kurtinaitis, Lukminas ir Artūras Karnišovas. Na, šiek tiek neramina Artūro Karnišovo būtent. Pamenate epizodą, kuomet jis nukritęs už veido susiėmęs gulė ant žemės. Artūras sakė, kad praktiškai 20 sekundžių buvo praradęs sąmonę ir tai gana stipriai jį paveikė ir šiandien jaučiasi šiek tiek sugniuždytas, tačiau viskas turi būti gerai spragti aparatai ir pirmoji ataka pradeda Lietuvos rinktinė. Na ir Jugoslavai, Bodiroga numeris 4, 5 numeris Danilovičius, 8 Paspalis, 10 Džordževičius ir 12 numeris Divasas. Na, aš nežinau, jūs girdite ar ne, bet visa salė skanduoja ne Litvienija, Litaujant, bet Lietuva, būtent taip, kaip tarėme. Mes taip pristatom mūsų komandą ir varžybų sekretoriatas, informatorius už stalelio. 40 sekundžių sužaista ir pirmuosius 2 taškus pelno Bodiroga. Šarūnas Marčiulionis su kamoliu. Artūras Karnišovas. Ir dar kartą praranda mūsiškiai kamolį. Džordževičius. Atmeta Danilovičių ir dar 2 taškai. Taigi 0-4, kol kas 4 taškais pralaimime. Šarūnas Marčiulionis duoda Artūrui Karnišovui. Na, aplinkui veikia visi televizoriai, visi praktiškai komentatoriai pradeda transliaciją, taigi 122 šalis tiek buvo paskelbta, mato šį Europos čempionatą ir aš tikiuosi, kad visas pasaulis praktiškai žiūri Europos čempionato finalų. Žarko Paspalis prasižengė pirmąjį kartą. 1,5 minutės sužaista. Darius Lukminas grąžina kamuolį aikštę, atiduoda Marčiulioniui, šis Kurtinaičius ir Rimo Kurtinaičio 3 taškis, pirmieji mūsų rinktinės taškai, 3-4. 1 tašku pirmauja Jugoslavijos krepšininkai. Džordževičius, šalia jo Lukminas. Vėl Džordževičius nori atiduoti Divasui. Metimas 6-3 priekyje Jugoslavai. Kurtinaitis duoda Arvydui Saboniui. Ir pražanga baudžiamas Bodiroga, tai pirmoji jo pražanga šios dienos rungtynėse. Lukminas grąžina kamuolį į aikštę, atiduoda Marčiulioniui. Šarūnas vertėsi pro galinę liniją, nepavyksta ir praranda mūsiškiai kamuolį. Jugoslavai pradės ataką. Na, o šniūrais galima sakyti taip, aplinkui visur vaikšto policija, tikrai labai daug įtampos emocijų čia Olympic Stadium sporto rūmose ir visa salė palaiko Lietuvos rinktinę. Bodiroga. Prieš tai prasižengė Šarūnas Marčiulionis. Pirmoji mūsų rinktinės pražanga, pirmoji Šarūno pražanga šios dienos rungtynėse. Ir Bodiroga ant baudų metimo linijos.
6-3 priekyje Jugoslavai, 7-3. 8-3. 2,5 minutės sužaistos pirmajame kėlinyje. Rimas Kurtinaitis atiduoda Arvydui Saboniui, šalia Vladė Divacas. Lukminas. Arvydas Sabonis po krepšiu. Ir 2 taškai. 5-8. Po Arvydo Sabonio taiklaus metimo pirmauja 3 taškais Jugoslavai. Džordževičius. Prasižengia Darius Lukminas. Aiškus teisėjo Toliverio gestas. Dariui Lukminui skiriama asmeninė pražanga. Štai mėgino Darius išmušti kamuolį iš rankų Džordževičiui. Ir stumtelėjo Jugoslavijos komandos žaidėją. Paspalis atiduoda kamuolį Džordževičiui. Paspalis. Paspalio taiklus metimas. 10-5 priekyje Jugoslavai. Marčiulionis su kamuoliu, Pašarūnas veržėsi po krepšio, atmeta Karnišovui. Ir kasgi baudžiamas pražanga. Štai Vladė Divacas baudžiamas asmeninė pražanga. Metimas įskaitytas ir dar lietuviams atitenka kamuolys. Marčiulionis atiduoda Karnišovui. Netaiklus Artūro metimas, o kamuolį atkovoja Divacas. 3-2 pabėga Jugoslavai. Prasižengia Rimas Kurtinaitis. Pirmoji Rimo pražanga šios dienos rungtynėse ir Bodiroga grąžina kamuolį į aikštę. 3,5 minutės sužaistos pirmajame kėlinyje. Džordževičius su kamuoliu atiduoda Bodirogai. Po krepšiu Divacui. Spalio atiduotas kamuolys ir pražanga. Nejaugi taip Arvydas Sabonis baudžiamas pirma asmeninė pražanga. Kol kas yra šiek tiek spragų gynyboje. 10-7 pirmauja Jugoslavai ir Divacas meta dar baudas. Prašau, Paspalis meta baudas. Divacas jam atidavė kamuolį po krepšiu ir Paspalis. Pirmasis metimas netaiklus. Dušanas Ivkovičius paploja, parodo, kad nieko tokio, taigi Paspalis meta dar vieną baudą. Vėl netaiklus metimas ir kam atiteks kamuolys? Jugoslavai pirmieji suskumba prie kamuolio. Džordževičius atiduoda kamuolį Danilovičiui. Šis Paspalius. Džordževičiui. Divacas. Sabonis blokuoja veikimą. Puola prie teisėjo, puola visi Jugoslavai. Techninę pražangą parodo baudžiamas Divacas. Štai prieina jis prie teisėjo iš Graikijos. Nikas Opipčilko. Vėl girdite Lietuva skanduoja visą Graikiją susirinkus čia Olympic Stadium sporto salėje. Rimas Kurtinaitis meta baudas. 4 minutės sužaistos. Taiklus Rimo metimas, na. Nieko tokio, kitą metimą žinoma pataikys. Viskas kol kas gerai. 8-10. 2 kartus Europos čempionatuose žaidėme ir 2 kartus aukso medaliai. Ir šiame čempionate po 39 metų pirmą kartą vėl mūsų vyrai finale. Kągi fantastika, puikus rezultatas. Tikėsimės, kad sėkmė lydės mūsų vyrus ir čia finale Marčiulionis atmeta Kurtinaičiui. Netaiklus Rimo metimas.
metimas ir Einikis pasirodęs aikštė, net kovoja kamulio. Džordževičius. Taiklus Džordževičiaus metimas 2 taškai 12-8. Šarūnas Marčiulionis su kamuoliu. Kągi puikų startinė mūsų komandos penkete, 2 geriausi Europos čempionato žaidėjai. Sabonis, Marčiulionis. Karnišovas. 11-12. 5 tašką pelno Artūras šios dienos rungtynėse. Jugoslavai. Džordževičius niekieno neginamas, praktiškai nespėjo Šarūnas pakelti rankos, nepelno tritaškio. Ir Šarūnas taikliai Marčiulionis atakuoja krepšį 14-12. 2 taškais jau priekyje Lietuvos rinktinė. 75% tritaškių, 4 mesti, 3 pataikyti. Džordževičius šalia jo Marčiulionis. Bodiroga. Ir Artūras Karnišovas baudžiamas asmeninė pražanga. Keitimas Jugoslavijos komando aikštėje 13 numeris Zoranas Savičius, PAOKO komandos žaidėjas. Pirmasis Bodirogos metimas netaiklus. 3-2 Bodirogos pataikymus iš baudų metimo linijos. Antrasis metimas taiklus. Beveik 6 minutės sužaistos pirmajame kėlinyje, 13-14 priekyje lietuviai. Sabonis su kamuoliu, Marčiulionis. Šarūnas veržėsi po krepšiu ir 2 taškai. Nes toks ryžtingas prasiveržimas, atrodo, niekas negalės sustabdyti Šarūno Marčiulionio ir priekyje 3 taškais lietuviai. 16-13 pirmauja mūsų vyrai. Džordževičius atiduoda kamuolį Bodirogai. Danilovičius atmeta Savičiui. Divasas. Netaiklus metimas ir Karnišovas pirmasis užkumba prie kamuolio. Vėl Šarūnas Marčiulionis lėtai valdo kamuolį. Einikis vienas po krepšiu ir 2 taškai, žinoma, 2 taškai. Taigi 18-13 priekyje lietuviai. Taigi 5 taškais pirmaujame 18-13 ir kamuolį į aikštę grąžina Jugoslavai. 6 minutės 40 sekundžių sužaista pirmajame kėlinyje. Džordževičius su kamuoliu atiduoda Bodirogai. Savičius. Vėl Džordževičius. Divasas šalia jo Einikis ir Kurtinaitis. Džordževičius, labai gerai pagalba ateina Kurtinaitis ir Džordževičius nespėja Rimas Kurtinaitis prie Džordževičiaus, o šis švelnina skirtumą 16-18. Per minutės pertraukėlė vėl visa pilnutėlė sporto salė skandavo Lietuva, Lietuva. Sabonis atiduoda Kurtinaičiui. Pavyksta Rimui pagauti kamuolį. Einikui atiduodas kamuolys. Ir dar 2 taškai yra labai sėkmingai. Šiandien pradeda rungtyniauti Gintaras Einikis. Labai reikalinga, kad padėtų Saboniui, Karnišovui, Kurtinaičiui, Marčiulioniui, kurie pelno liūto dalį taškų, padėtų dar daugiau žaidėjų. Labai džiugu, kad tai šiandien daro, kol kas daro Gintaras Einikis. Bodirogas kamuoliu. Šalia jo Karnišovas, Savičius stato užtvarą, keičiasi. Karnišovas su Saboniu žmonėmis ir nuo Arvido Sabonių kojų kamuolys iššoka į užribį. 20-16 pirmauja Lietuvos rinktinė. Bodiroga atiduoda kamuolį Džordževičius. Savičius. Džordževičius. Divasas.
Einikis gina Divacą ir šalia viena akim žiūri, matosi Sabonis, štai jis laiku suskubo, Einikis pagalba, puikiai gynyba ir kontrataka. Stabdo Marčiulionis kontrataką, nepavyko. Štai koks fantastiškas perdavimas. Na ką darysi, neįkrito kamuolys atitenka vėl lietuviams, štai pasižiūrėkite, na, trūksta žodžių, ką nors pasakyti. Tikrai ne veltui sakoma, kad Arvydas akis turi pakaušyje. Kurtinaitis. Nepavyksta Arvydui, kištelėjo, atrodo, ranką, galėjo pataisyti metimą, tačiau Savičius atkovoja kamuolį. Džordževičius. Iš viršaus deda Predragas Danilovičius. Bolonijos Bakler komandos žaidėja. 20-18, pirmaujame 2 taškais. Marčiulionis. Einikis. Taiklus Einikio metimas, vis tik Divacas išmuša kamuolį į aikštę. Bodiroga šalia jo Artūras Karnišovas suspėja Artūrą sustabdyti Bodirogą. Džordževičiaus taiklus metimas. Vėl priekė 1 tašku Jugoslavai, 21-20. Na, nereikia duoti mesti Džordževičiui, kol kas jis šiandien pataiko. Iš 3, 2 pataikė 3 taškius. Ir pražanga baudžiamas Savičius. Minučių 35 sekundės lieka žaisti. Artūras Karnišovas atiduoda kamuolį Saboniui. Rimas Kurtinaitis. Artūras Karnišovas veržėsi pro galinę liniją ir Bodiroga nesuspėjęs užstoti galinės linijos sukerta Artūrui per ranką. Štai dar kartą šis epizodas korpusu stumia Karnišovo Bodiroga, taigi jam pražanga ir keitimas. Lietuvos rinktinė aikštelėje pasirodo Valdemaras Chomičius, kuris keičia Rimą Kurtinaitį. 21-20 pirmauja Jugoslavai. Chomičius duoda Šarūnui Marčiulioniui. Chomičius, na gal... Ir Karnišovas, bravo Artūras, 22-21 priekyje lietuviai. Įpusėja pirmasis kėlinys, 10 minučių sužaista kėlinyje. Bodiroga su kamuoliu atiduoda Savičiui. Arvydas Sabonis galina toli išėjęs iš baudos aikštelės. Divacas veržėsi po krepšiu ir prasidengia Gintaras Einikis, greičiausiai baudžiamas pražanga, taip kilsteli ranką Gintaras Einikis, jam skiriama asmeninė pražanga. Pirmoji Einikio pražanga šios dienos rungtynėse, taigi Vladė Divacas prie baudų metimo linijos. Divacas kol kas pelnė 2 taškus. Laimė netaiklus Divaco metimas, vis pirmaujame 1 tašku, 22-20. Lygus 22 ir keitimas Jugoslavijos komandoje. Į aikštę išeina Zeljko Rebraka, 23 metų Partizano komandos žaidėjas, 2,11 centimetrų, kuris keičia Vladę Divacą, aukščiausią Jugoslavijos komandos žaidėją, 2,12 centimetrų Divaco ūgis. Karnišovas atiduoda Gintaru Einikiui, šis Marčiulioniui. Dar vienas taiklus Šarūno metimas, 24-22. Kol kas neblogai viskas klostos ir tikrai atrodo, kad iš čia matosi kupinos ryžto mūsų krepšininkų akis. Ir aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. Einikis, Chomičius prasižengia pirmąjį kartą. Štai dar kartą Einikis ir Chomičius. Prie Džordževičiaus Chomičius pirmasis sukerta per
Einikas. Danilovičius. Savičius imituoja pražangą prieš Gintarą Einikį. Danilovičius. Ir sukerta per rankas. Kasgi baudžiamas pražanga. Marčiulionis, mačiau, kėlė viršų ranką Gintaras Einikis, bet Marčiulionis baudžiamas asmeninė pražanga. Ir vėl keisimas Lietuvos rinktinėje. Rimas Kurtinaitis sugrįžta į aikštę. Na, lyg taip pražanga vis tik buvo įskaityta Gintarui Einikiui, taip jau užsidegė švieslentėje. Einikio antroji pražanga, o Šarūnas Marčiulionis turi vieną pražangą. Ir taiklus Danilovičiaus metimai. Vienu tašku pirmaujame 23-24 Chomičių su kamoliu. Karnišovas. Einikis stato užtvarą Sabonio žmogų ir Karnišovas. Puikus kablys, na labai sėkmingai šiandien žaidžia Artūras, kai beje ir visą šį čempionatą. Na ir reikia pasakyti, kad net 3 mūsų krepšininkai pirmauja pagal pelnytus taškus. Antras Karnišovas, trečias Sabonis, ketvirtas Marčiulionis. Kągi tai tikri mūsų komandos lyderiai. 3 taškus pelno Predragas Danilovičius. 8 Danilovičiaus taškas šios dienos rungtynėse ir vėl lygų 26-26. Kurtinaitis. Ir puolime prasižengė pats Rimas Kurtinaitis. Teisėjas iš Jungtinių Amerikos valstijų Oliverio Gestas. Kurtinaitis baudžiamas antrą asmeninę pražangą. Štai dar kartą Danilovičius užstojo kelią. Kurtinaitis šiek tiek alkūnę pats stumėsi žmogų. Na ir žinoma dabar operatoriai gaudo Vladę Divacą, kuris sėdė ant atsarginių žaidėjų suolelio. Podiroga atiduoda Danilovičiui. Dar vienas Džordževičiaus taiklus metimas. Ir vėl minutės pertraukėlė. 29-26 po Džordževičiaus dar vieno taiklaus tritaškio. Priekyje jau jugoslavai 11 taškų jau pelnė Džordževičius ir jis pataiko šiandien išties gerai iš 4-3 tritaškiai ir 1-1 dvitaškiai. Reikia neleisti šiam krepšininkui atakuoti bent jau iš 3 taškų zonos, tačiau mūsų gynėjai suskumba į pagalbą priekinėje linijai, lieka laisvas Danilovičius ir nedvejodamas taikliai meta į krepšį. Iš viso iš 7-4 pataikyta Jugoslavijos tritaškių, o lietuviai 5-3, taip pat neblogas pataikymas. Tačiau vienintelis praktiškai Džordževičius kol kas labai taikliai meta, reikia kuo arčiau ginti šį žaidėją. Jis rezultatyviausias 11 taškų, Danilovičius 8 taškai. Einikis atiduoda kamuolį Marčiulioniui. Einikis atiduoda dabar vėl Kurtinaičiui. 10 sekundžių lieka atakai, Sabonis po krepšiu. Įskaitytas turėtų būti metimas. Taip, metimas žinoma įskaitytas. Štai dar kartą šis epizodas. Ir pražanga baudžiamas Vladė Divacas. Trečioji jo pražanga, kągi kol kas neblogai viskas klojasi. Divacas jau prasižengė 3 kartus. Ir vėl lygų 29-29. Džordževičius su kamoliu. Neskubėdamas Džordževičius eina į mūsų komandos aikštelės pusę. Duoda Danilovičiui. Savičius mėgina ištraukti Arvydą Sabonį kuo toliau iš baudos aikštelės. Divacas. Vėl Sabonis padeda Einikiui. Ir nepavyksta, nors krinta Artūras Karnišovas, nepavyksta sugriebti kamolio. Ir netaiklus Bodirogos metimas, tačiau pats atkovoja kamolio ir kamgi pražanga. Rimas Kurtinaitis baudžiamas asmeninę pražangą ir čia pat Divaca keičia Zeljko Rebraką. Partizano komandos 23 metų vidurio puolėjas, o baudas meta Bodiroga.
5 taškus pelnė šis krepšininkas. Iš 5-4 pataikė šiandien baudas ir iš 2-1 dvitaškį. Taip tvirtai ryžtingai atsistojęs prie baudų metimo linijos, 22 metų Dejanas Bodiroga, Milano Stepanelo komandos žaidėjas, vėl išveda į priekį Jugoslaviją 31-29. Arvydas Sabonis su kamuoliu atiduoda Rimui Kurtinaičiui. Karnišovas, Einikis ir 2 taškai lygų, vėl lygų, 31-31. Teisėjai ramina Jugoslavijos komandos gerbėjus tribūnose, o mūsų gerbėjai, mūsų komandos fanais atvykę iš Lietuvos. Darinas Džordževičiaus tritaškis, 4 taiklus tritaškis. Tikrai reikia nereičiam krepšininkui mesti. O kur mūsų komandos gerbėjai išsiskirsia, kur mūsų tautiečiai, pasakyti praktiškai neįmanoma, nes kaip jau minėjau, visa salė skanduoja Lietuva, tarp jų yra ir lietuviai, nebent pagal kepuraitės ir baltus marškinėlius galima atskirti. Marčiulionis, bravo, Šarūnas Marčiulionis, metimas įskaitytas ir dar pražanga baudžiamas Predragas Danilovičius. Rezultatas lygus. 10 taškų pelnė šiandien Šarūnas, ir puikiai pataiko. 2 tritaškiai, 2 dvitaškiai, taigi yra 100% ir pirmą metą baudos metimą. Tikrai mūsų vyrai ir Sabonis, ir Marčiulionis ne veltui renkami geriausiais Europos čempionato žaidėjais. Tikrai jie čia atrodo taip gerai, kaip atrodo, kad niekada neteko matyti jų žaidžiant. Ir vėl Džordževičius paliekamas niekieno neginamas. 5 tritaškį pelno Džordževičius. Ir dar puolime baudžiami pražanga lietuviai Šarūnas Marčiulionis. Kas galėjo tikėtis, kad Džordževičius šiandien bus toks taiklus, 6 mesti, 5 pataikyti, tritaškį ir keitimas Lietuvos rinktinėje. Gvidonas Markevičius pasirodo aikštėje. Rimas Kurtinaitis sėdas kiek pailsėti, štai Gvidonas jūsų ekranuose. Ir Bodiroga sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, jo vietoje Saša Obradovičius. 5 minutės, 15 sekundžių lieka žaisti iki pirmojo kėlinio pabaigos. Jeigu geriau ginti Obradovičių, Gvidonui Markevičiui tikrai sunkus uždavinys, negalima pataikyti taip visą laiką, 5 tritaškius užmetė, gal jau pakaks, tačiau dabar taikliai atakuoja Danilovičius, 5 taškais pirmauja Jugoslavai, 39-34, Marčiulionis su kamuoliu. Ir Jugoslavai reikia pripažinti, šiandien žaidėjai geriau Šarūnas švelnina skirtumą 36-39. Iš viršaus deda Predragas Danilovičius. Ir vėl minutės pertraukėlės prašo Lietuvos rinktinė. Taigi 41-30. Ir išdrįsiu pasakyti, kad Jugoslavai šiandien žaidžia taip gerai, kaip nežaidė nei vienerias rungtynės čia Europos čempionate. Gvidonas Markevičius grąžina kamuolį į aikštę. Nors mūsų krepšininkai taip pat pataiko gana neblogai, tačiau Jugoslavai meta 73%, 67% tritaškių. Tikrai sunku gintis, kai toks pataikymo procentas, ir man atrodo, kad mūsų komanda ginasi gana neprastai. Keletas buvo gal epizodų, kai buvo šiek tiek pavėluota gynyboje, tačiau iš principo gynyba yra neprasta, bet Jugoslavai šiandien pataiko viską. Prasižengia Rebraka. Pirmojo pražanga ir Šarūnas Marčiulionis stovi prie baudų metimo linijos.
Marčiulionio taškas. 37-41, 4 taškais pirmauja Jugoslavai ir pražanga baudžiamas Gvidonas Markevičius. Pirmoji Gvidono pražanga. Ir Džordževičius stojasi mesti baudų, jau 17 taškų pelnė Džordževičius, 12 įmetė Danilovičius. Na, jau ne pirmą kartą taip atsitinka čia Europos čempionate, keletą kartų minėjo ir Vladas Garastas, kad priekinė linija yra ginama gerai, su ja pavyksta susidoroti, tačiau taškus daro gynėjai. Atsitraukė žaidėjai, taigi ir šiandien Džordževičius 18 taškų, Danilovičius taip pat toliau rungtyniaujantis nuo krepšio, pelnęs 12 taškų. Dar viena pražanga, šį tik baudžiamas Zoranas Savičius. Ir Arvydas Sabonis stojasi prie baudų metimo linijos. Antroji Savičiaus pražanga buvo. Matote, kiek nervų kainuoja ši kova mūsų rinktinės treneriams, Vladui Garastui ir abiems jo padėjėjams. Rebraka įtraukęs Arvydas nuo šio žaidėjų baudos aikštelę. Bodiroga, šalia jo Artūras Karnišovas. Rebraka, vėl Bodiroga. Atakai lieka 5 sekundės. 3 sekundės lieka atakai, kągi gal nepavyks Jugoslavams pelnyti taškų. Kol kas labai sėkmingai žaidžia gynyboje šią atkarpėlę Lietuvos rinktinė ir Bodiroga grąžina kamuolį į aikštę. Rebraka. Bodiroga. Ne vis tik buvo metimas į krepšį, taigi laikas pradedamas skaičiuoti iš naujo. Ir Markevičius sukerta per rankas Džordževičiui. Taigi antroji Markevičiaus pražanga. Štai dar kartą šis momentas ir nesulaikomas Džordževičius vėl prie baudų metimo linijos. Polonijos Filadoro, 28 metų, 1,85 centimetrų žaidėjas. Šarūnas Marčiulionis. 44-39, 5 taškais pirmauja Jugoslavai. Karnišovas atiduoda kamuolį Saboniui. Markevičius. Karnišovas. Ir Karnišovo taiklus tritaškis. 42-44. Taškai skiria komanda. Na, reikia geriau žaisti gynyboje ir puolime baudžiami patys Jugoslavai. Štai Savičius baudžiamas trečia asmeninė pražanga. Niekaip negaliu aš suprasti jų šypsenėlių. Atrodo, kad nei kroatai, nei Jugoslavai praktiškai niekada neprasižengia. Nei viena kita komanda taip neapeliuoja į teisėjus kaip Kroatijos ir Jugoslavijos rinktinės. Ir labai džiugu, kad vakar spaudos konferencijoje pažymėjo visi žurnalistai, kad mūsų rinktinė į aikštę išeina su tokiu ryžtu nugalėti, kokio galėtų pavydėti visos Europos čempionato komandos. Karnišovas duoda kamuolį Šarūnui Marčiulioniui. Kurtinaitis, Einikis. Karnišovas ir Bodiroga stumtelė Artūrą baudos aikštelėje. Trečioji Bodirogos pražanga, taigi Artūras stojasi mesti baudų. Ir keitimas Jugoslavijos rinktinėje vėl Saša Obradovičius aikštėje, Berlyno Albos komandos žaidėjas, kuris keičia Dejaną Bodirogą. Dar vienas baudos metimas.
Ir 43-44, vienintelis taškelis, na šiek tiek daugiau pastangų gynyboje ir galima persverti rezultatą. Svarbiausia neleisti mesti Džordževičiui. Tai ir Arvydas Sabonis ateina į pagalbą Rimui Kurtinaičiui, Danilovičiui. Tai jo Artūras Karnišovas, du rezultatyviausi žaidėjai, Džordževičius, Danilovičius. Ir Danilovičius taiklus tritaškis, na. 15 tašką pelno Danilovičius, jis pataiko iš 4-4 dvitaškius, iš 3 tritaškius. Atakuoja mūsų krepšininkai, vėl lieka 2 taškai, 45-47. Marčiulionis 15 taškų, Karnišovas 13 taškų jau pelnė šios dienos rungtynėse. Vėl Džordževičius atmeta kamuolį Rebrakai. Laimė metimas šį sykį nepasiekė tikslo, 2 taškų nėra, tačiau prasižengė Artūras Karnišovas ir tai yra antroji jo pražanga šios dienos rungtynėse. O Zeliko Rebraka, 23 metų, 2,11 cm Partizano komandos žaidėjas, meta baudas. Metimas netaiklus, minutė 42 sekundės lieka žaisti iki kėlinio pabaigos. Marčiulionis atiduoda kamuolį Kurtinaičiui. Ivasas ateina į pagalbą Džordževičiui. Marčiulionis su kamuoliu. Kurtinaitis. Netaiklus Rimo metimas ir kamuolį atkovoja Vladės Ivasas. Minutė 15 iki kėlinio pabaigos. Danilovičius su kamuoliu. Duoda Džordževičiui, atakai dar lieka 17 sekundžių ir minutė 5 sekundės iki kėlinio pabaigos. Džordževičius. Bradovičius vėl Džordževičius. Na negalim leisti jie mesti. Laimė šis iki išsisuka kamuolys iš krepšio ir prasideda paskutinioji pirmojo kėlinio minutė. Ir šįsyk pražanga baudžiamas. Saša Obradovičius neleidžia įkirsti Artūrui Karnišovui baudos aikštelę, taigi jam pirmoji asmeninė pražanga ir Artūras prie baudų metimo linijos. 13 taškų jau šiandien peldė Artūras, 2 tritaškius metė, 2 pataikė, 4-3 dvitaškiai ir 3-2 baudos. 47-48 ir 40 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Džordževičius su kamuoliu. Duoda Danilovičiui. Rebraka. Dėl Džordževičius. Divasas ir išsprūsta kamuolys Divasas iš rankų. Lieka 28 sekundės. Net turbūt mūsiškiai dabar laikys kamuolį iki pat pirmojo kėlinio pabaigos ir tuomet mėgins pelnyti taškus. Puiki galimybė laimėti pirmąjį kėlinį. 47-48 pralaimėme 1 taško skirtumų. Lieka žaisti 13 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Marčiulionis su kamuoliu. 4 sekundės ir pražanga baudžiami Jugoslavai. Danilovičius prasižengė antrąjį kartą. Štai dar kartą žiūrėkite, kaip stumė Arvydą Sabonį ir minutės pertraukėlės prašo Jugoslavai. Taigi lieka 4,5 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Na, tablo lygtai užsidegė, kad pražanga baudžiamas ne Danilovičius, o Rebraka, abu krepšininkai buvo šalia. Na, vis tik pražanga turbūt įrašyta šiam krepšininkui, tai antroji jo pražanga ir 1 taško skirtumų pirmauja, kol kas pirmauja Jugoslavai. Lietuviai turi puikią galimybę išlyginti ir persverti rezultatą. Vladas Garastas, štai matote savo ekranuose mūsų vyrus, labai susikaupę mūsų krepšininkai ir tikrai
džiugina jų ryžtas pergaliai čia Europos čempionate. Taigi 4,5 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Ir prie baudų metimo linijos Arvydas Sabonis. Lygų 48-48. Ir pirmaujame 1 tašku 49-48. Nespės Jugoslavijos pelnyti taškų paskutinė sekundė. Džordževičius. Nedaug trūko, kad kamuoliai įsikristų į krepšį, bet pirmąjį kėlinį mūsų laimė 49-48 laimi lietuviai, o dabar pertrauka. Netrukus jau prasideda antrasis kėlinys, į aikštę išeina Jugoslavai ir netrukus ateis lietuviai. Taigi pasirodė aikštėje ir lietuviai, ir mūsų komanda pradeda žaisti tokios sudėties: Arvydas Sabonis, Artūras Karnišovas, Darius Lukminas, Rimas Kurtinaitis ir Šarūnas Marčiulionis. Jugoslavai pradeda žaisti tokios sudėties: 5 numeris Danilovičius, 8 Paspalis, 10 Džordževičius, 12 Divacas ir 13 Savičius. Aukština priekinę liniją Dušanas Ivkovičius, Jugoslavijos komandos žaidėjas. Divacas 2-12, Savičius 2-9. Taip pradeda Jugoslavai ir laimiai vėl kamuolys. Pradžioje kamuolys atitenka lietuviams. Karnišovas atiduoda Marčiulioniui. Asmeniškai ginasi Jugoslavijos krepšininkai. Sabonis po krepšiu. Ir 51-48 priekyje Lietuvos krepšininkai. Nepaprasto grožio, nepaprasto atkaklumo rungtynės, puikus pataikymas ir tikrai gražus reginys akiai. Na ir neblogos, matėte, rungtynės buvo dėl 3 vietos tarp Kroatijos, Graikijos. Nepavyksta paimti kamuolio mūsiškiams, nors atrodė nedaug trūksta. Ir Divacas veržiasi po krepšiu. Ir dar pražanga. Metimas įskaitytas, o Artūras Karnišovas baudžiamas trečia asmeninė pražanga. Na, kulminacija, tikrai galima sakyti, kulminacija pasiekė Europos čempionatas, nepaprasto atkaklumo finalas. Aplinkui dirba visų šalių komentatoriai, spragsi fotoaparatai. Tikrai vertos rungtynės finalo, turbūt vienos gražiausių rungtynių čia Europos čempionate. Rimas Kurtinaitis su kamuoliu atiduoda Arvydui Saboniui. Atgal Kurtinaičių kamuolys. Sabonis. Netaiklus Arvydo metimas, pats atkovoja kamuolį. Ne vis tik Arvydas baudžiamas asmeninė pražanga. Susijama už galvos Arvydas. Dabar reikia pamiršti šitą pražangą, jeigu Arvydui atrodo, kad ir nebuvo. Galbūt jos iš tikrųjų nebuvo, tačiau reikia žaisti toliau. 1 tašku pirmaujame 51-50. Savičius atiduoda kamuolį Divacui. Štai kaip toliau atsitraukia vidurio puolėjai. Danilovičius, Paspalis, Džordževičius. Paspalis po krepšiu. Netaiklus metimas, kasgi atkovos kamuolį atkovoja Savičius ir pelno pirmuosius 2 taškus. Priekyje Jugoslavai 52-51. Sabonis atiduoda Marčiulioniui. Arvydas kerta po krepšiu. Paspalis ateina į pagalbą Divacui ir prasižengia. Turbūt Vladė Divacas, taip 4. Divaco pražanga. Kągi labai gerai
pagrindinės vidurio puolėjas prasižengia ketvirtąjį kartą. Ir žinoma, čia pat keitimas. Zeljko Rebraka keičia Vladę Divacą. Arvydas Sabonis stovi prie baudų metimo linijos. 12 Arvydo taškas šios dienos rungtynėse. Lygų 52-52. Ir 13 Arvydo taškas vėl išveda į priekį Lietuvos rinktinę 53-52. 2 minutės beveik sužaistos antrajame kėlinyje. Džordževičius su kamuoliu. Štai Divacas buvo ką tik jūsų ekranuose. Rebraka atiduoda Džordževičius. Savičius prašo kamuolio po krepšių. Savičius taškai. Vėl priekyje Jugoslavai. Na, nepaprasto grožio, nepaprasto toklumo rungtynės. Kurtinaitis su kamuolio atiduoda Dariui Lukminui. Karnišovas Arvydui Saboniui. Arvydas veržiasi pro Rebraką. Šiek tiek užkabino Alkūnę. Štai dar kartą pasižiūrėkime šį momentą. Taip, šiek tiek lietė Alkūnę Rebraka Arvydas Sabonis. Ir vėl priekyje lietuviai 55-54, 2 minutės 30 sekundžių sužaista. Na ir kasgi dabar atsitiko aikštėje? Tiesiog nematau teisėjų sprendimo. Atrodo, kad techninė pražanga baudžiami Jugoslavai. Na, puiku aiškinasi Džordževičius su Poliveriu. Prieina prie trenerių, taigi komandinė pražanga, techninė pražanga. Štai dar kartą šis epizodas. Ir Artūras Karnišovas stojasi mesti baudas, taigi nesportinė pražanga. Ir taiklus Artūro metimas 56-54. Ir 57-54 3 taškais pirmauja lietuviai. 2 minutės 30 sekundžių sužaista. Ir vėl lietuviams nuo vidurio aikštės atitenka kamuolys. Kągi, daugiau nervintųsi Jugoslavijos krepšininkai, mums būtų tik į naudą. Kurtinaitis. Patrimas atakuoja krepšį ir taiklus metimas 59-54. Šeštasis Rimo Kurtinaičio taškas šios dienos rungtynėse. 3 minutės sužaistos antrajame kėlinyje. Danilovičius veršiasi pro galinę liniją ir Rimas Kurtinaitis neleistinai stabdo Jugoslavą ir prasižengia jau 4. kartą. Štai dar kartą šis momentas. Rebraka sėdė atsarginių žaidėjų suolelio. Motiroga, šalia jo Šarūnas Marčiulionis. Džordževičius negalima duoti mesti šiam krepšininkui. Ir kamgi pražanga dabar. Taip, Rimas Kurtinaitis prasižengė 5. kartą. Na, neblogai šiandien žaidė Rimas, iš ties gaila. Pelnė Rimas 6 taškus. Kasgi pakeis Rimą Kurtinaitį, o į aikštę išeina Saulius Štombergas. Vėl pražanga. Pražanga Dariui Lukminui. Štai dar kartą žiūrėkit, Džordževičius veržėsi po krepšiu ir Lukminas stumteli žaidėją. Džordževičius. Na ir vėl taiklus metimas, na tiesiog
61-57, Marčiulionis pelnė jau 17 taškų šios dienos rungtynėse. Savičius. Arvydas Sabonis gana toli atsitraukęs į baudos aikštelę. Danilovičius duoda kamuolį Bodirogai. Bodiroga. Ir taiklus metimas, vėl 2 taškai, sužaidus 4 minutės antrajame kėlinyje. Karnišovas kerta į baudos aikštelę ir prasižengia Žarko Paspalis. Antroji jo pražanga ir keitimas Lietuvos rinktinėje. Gintaras Krapikas keičia Darių Lukminą. Krapikas visada sėkmingai žaidžia gynyboje, kągi jam patikės ginti, galbūt ką nors iš rezultatyviųjų žaidėjų, pasižiūrėsime. Tai mūsų krepšininkai gintis, Marčiulionis. Ir Marčiulionis baudžiamas pražanga puolime, trečioji Šarūno asmeninė pražanga šios dienos rungtynėse. Dviem taškais pirmauja Lietuvai 61-59 Bodiroga. Atiduoda Paspalio šis Džordževičiui. Žinoma, lietuviams atitenka kamuolys žingsniais. Išmetė kamuolį į viršų. Danilovičius nemetė į krepšį, pats pagavo, taigi suprantama žingsniai. 2 taškais pirmauja lietuviai. Šarūnas Marčiulionis su kamuoliu, vėl Lietuva, aidi visa salė. Sabonis. Netaiklus Arvydo metimas. Ir prasižengia Džordževičius, pirmojo pražanga. Ir minutės pertraukėlė. Taigi 4 minutės sužaistos ir 40 beveik sekundžių antrajame kėlinyje. 2 taškais pirmauja Lietuvos rinktinė. Na, nežinau kaip jums, bet man tiesiog nemalonu žiūrėti Jugoslavijos krepšininkus, kurie visą laiką apeliuoja į teisėjus, galbūt aš kartojuosi, bet visą laiką sarkastiška šypsenėlė jų veiduose ir atrodytų, jog pražangų jie iš viso nedaro, tačiau teisėjai vis tik kažkodėl juos baudžia asmeninėmis pražangomis, nors jau antrajame kėlinyje lietuviai prasižengė 6 kartus, 3 kartus prasižengė jugoslavai. Sabonis. 16 Arvydo taškas. Na ir vėl aiškus, kaip visame Europos čempionate mūsų komandos lyderiai. Sabonis, Marčiulionis ir Karnišovas. Sabonis 16 taškų, Karnišovas su Marčiulioniu po 17 taškų. Taip, žinoma, Krapikui tenka ginti Džordževičių. Danilovičius. Du krepšininkai šiandien daro, galima sakyti, taip visas rungtynes traukė. Tiesiog Jugoslavijos komanda. Danilovičius 18 taškų, Džordževičius 23. Marčiulionis vėl lygų 62-62. Karnišovas šįsyk metimas netaiklus ir atkovoja kamuolį Saulius Štombergas. Na ir pagaliau taiklus metimas 64-62 Šarūnas Marčiulionis. Na, matėte 6-6 Šarūno pataikymas. Taip, 6-6 taškai, 2-3 taškai. Džordževičius. Reikia šiek tiek padėti, nusisukęs nugarą stovėjo Šarūnas Marčiulionis ir Krapikas buvo priverstas prasižengti. Nelinksmos nuotaikos ir Jugoslavų stovykloje prieš rungtynes jie atrodė gerokai linksmesni. Tiek vakar kroatai, taip šiandien Jugoslavai labai jau savim pasitiki. Tiek krepšininkai, tiek žurnalistai šiose abiejose rinktinėse. Na ir dabar kasgi baudžiamas pražanga Artūras Karnišovas. Ir tai jau 4. Artūro pražanga. Na jau čia visiškai nelinksma.
2 taškais pirmauja Lietuvos rinktinė ir Džordževičius meta baudas. Na, galėtų dar kartą pakartoti šį epizodą Graikijos televizijos režisieriai. Ir žinoma, Džordževičius meta taikliai, 28 metai, 1,85 centimetrai, žaidžia Bolonijos Filadoro komandoje Italija. Karnišovas duoda Krapikui lygų 64-64 Sabonis. Marčiulionis, sakai, lieka dar 10 sekundžių. Krapikas, na, ryžtingiau reikia žaisti ir Štombergas. Netaiklus Štombergo metimas, na, tikėti reikia metant į krepšį, nebejoti savo galimybėmis. Na ir kas dabar bus nubaustas pražanga? Atrodė, šis tikrai atrodė, kad pats turi būti nubaustas Džordževičius, tačiau Gintaras Krapikas prasižengia antrąjį kartą. Ir žinoma, iš karto Artūras Karnišovas sėdasi ant suolelio, jo vietoje Gintaras Einikis. Džordževičius meta baudas. Susiradau statistiką, ankstesnių rungtynių statistiką, kiekgi pelnydavo taškų Džordževičius. Tai jo rodiklis buvo vidurkis maždaug 13-14 taškų per rungtynes, o šiandien jau 27. Ir štai pataikymas iš tritaškių buvo 38, dvitaškiai 58, na šiandien jis yra nesulaikomas. Šiandien Džordževičiaus diena, bet ką darysi? Kuo atidžiau reikia žaisti gynyboje. Bodiroga prasižengia ir ketvirtoji Bodirogos pražanga. 2 taškais pirmauja Jugoslavai 66-64. Krapikas grąžina kamuolį į aikštę. Šarūnas Marčiulionis, Sabonis. Einikis. Vėl girdisi raginimai, einam, čia jau lietuvių balsai, Marčiulionis, Sabonis, na ir netaiklus metimas ir Dilasas su kamuoliu. Ramiau, reikia žaisti, techninė pražanga, baudžiama Sabonis. Kągi didžiulė rungtynių įtampa, Marčiulionis spėjęs, rodo kažką teisėjų. Nieko nepakeisti. Užsidirbta bauda. Ir minutės pertraukėlė nusiraminimui. Kas darosi aikštėje. Danilovičius taikliai meta baudą 69-64 po trečio taiklaus metimo ir šįsyk metimas netaiklus. Įkyriai kartojo mums Graikijos televizijos režisieriai tą momentą, koks buvo po Jugoslavų rinktinės krepšino. Tikrai atrodė, kad Dilasas prasižengė 5. kartą. Džordževičius dar taikliai meta ir 8 taškai. Na, labai nesėkminga atkarpa. Karnišovas su kamuoliu atiduoda Krapikui. Marčiulionis, na, aš manau, kad dar daugiau ryžto dabar turės mūsų vyrai, netaiklus Sabonis metimas.
paskutiniųjų žaisti toliau ir įrodyti, kad mes galime laimėti. Gintaras Krapikas grąžina kamuolį į aikštę. 12 minučių 24 sekundės lieka žaisti. Marčiulionis duoda Karnišovui, Krapiko kamuolys. Sabonis ir Rebraka dabar stumia Sabonį. Trečioji jo pražanga šios dienos rungtynėse. Ir šeštoji Jugoslavijos rinktinės pražanga. Sabonis, jo Danilovičius atmeta Krapikui, Marčiulionis su kamuoliu. Krapikas, Sabonis duoda kamuolį ir vėl prasidengia Rebraka. Ketvirtoji Rebrakos pražanga, kągi dar vienas kartas ir abu vidurio puolėjai sėsis ant atsarginių žaidėjų suolelio. Divasas jau nubaustas 5 pražangomis, Rebraka jau turi 4. Karnišovas, visa salė skanduoja Lietuva, Lietuva ir po to momentas tai Arvydas dega iš viršaus. Tiesiog visa salė šaukia Lietuva, Lietuva šoka, visi dabar iš savo kėdžių. Ploja mūsų rinktiniai, 6 taškais pirmauja Jugoslavai. 11 minučių 30 sekundžių dar lieka žaisti. Na, nereikia leis Danilovičiui ir Džordževičiui. Kovoti reikia, kovoti kamuolį, Marčiulionis su kamuoliu. Karnišovas, Krapikas, Marčiulionis, Artūras Karnišovas su kamuoliu verčiasi pro galinę liniją, atmeta Arvydui Saboniui. Krapikas, Marčiulionis suklaidina Džordževičių ir taiklus Marčiulionio metimas. 7-7, 2 taškai, 2 tritaškai. Na, neklystame, savo šį krepšinį į kartą Šarūnas Marčiulionis ir vėl telieka 4 taškai. Džordževičius atmeta Danilovičius. Netaiklus Danilovičiaus metimas ir Arvydas Sabonis su kamuoliu. 10 minučių 30 sekundžių lieka žaisti ir Šarūnas Marčiulionis su kamuoliu. Atiduoda Krapikui, na Gintarai drąsiau. Netaiklus Gintaro Krapiko metimas. Jugoslavams atitenka kamuolys, sugniaužęs kumščius Divasas rodo, laikykitės komandos draugams, jau jisai gali tik padėti patarimais. Ir matėte, Vladas Garastas prieina prie mūsų komandos krašto puolėjo Sauliaus Štombergo. Na, nelengva jam dalia, bet toks krikštas ir padaro krepšininką. Na, o čia taikliai atakuoja Džordževičius. Na, Džordževičius iš 10 pataikė 8, na ir vėl skirtumas laimė išvelnėja, man atrodo, dar daugiau kupini ryžto pergaliai mūsų vyrai po šių teisėjų sprendimo ir keitimas. Sėdasi šiek tiek pailsėti Arvydas Sabonis ir Gintaras Krapikas. Juos keičia Saulius Štombergas ir Darius Lukminas. 5 taškais pirmauja Jugoslavai. Na, negalima leisti mesti, dar kartą kartoju, Džordževičių reikia ginti, kiek galima, 33 taškai jo sąskaitoje. Džordževičius, Štombergas šiek tiek aukštesnis žaidėjas, mėgina eiti prie Džordževičiaus, Bodiroga. Bodiroga atakuoja netaikliai, pirmą tritaškį metė ir pirmo nepataikė. Štombergas atiduoda Marčiulioniui, šis Lukminui. Karnišovas. Lukminas, Einikis. Karnišovas, taiklus metimas. 72, 75. 19 taškų šiandien jau pelnė Artūras, 20 Sabonis, 21 Marčiulionis. 10 sekundžių lieka dar atakai. Netaiklus metimas, kas gi atkovos kamuolį.
Meta Šarūnas Našys, iki pirmasis Šarūno metimas netaiklus. 8 minutės 20 sekundžių lieka žaisti, 3 taškais pirmauja Jugoslavai. Džordževičius atiduoda Bodirogai. Laikų suskumai pagalba vienas kitam, mūsų krepšininkai tikrai labai sėkmingai žaidžia gynyboje Lietuvos rinktinė. Danilovičius ir blokuoja Gintaras Einikis metimą, na greičiau. 3 prieš 2 prasižengia Džordževičius, antroji Džordževičiaus pražanga. Lietuvos rinktinėje vėl aikštėje Arvydas Sabonis. Kviečia teisėjas į aikštę žaidėjus, minutės pertraukėlės nebus. 3 taškai, 72-75 pirmauja Jugoslavai. Šarūnas Marčiulionis turi galimybę sušvelninti skirtumą iki 1 taško. 73-75. Ir 74-75 vėl 1 taškelis. 7 minutės 55 sekundės lieka žaisti. Na, nepaprastai gražios rungtynės, tai kartoju nuolat, bet iš tikrųjų jos vertos finalo čia Europos čempionate. Danilovičius atiduoda kamuolį Džordževičiui. Bodiroga. Ir perima kamuolį Saulius Štombergas ir čia pat prie Bragas. Danilovičius sukerta jam per rankas, antroji Danilovičiaus pražanga. Mano supratimu labai gerai žaidžia Saulius Štombergas. Sėkmingai žaidžia gynyboje. Tikrai labai pasiteisino šio žaidėjo išėjimas į aikštelę ir jau Saulius Štombergas meta baudas. 8 kartus yra prasižengę Jugoslavai. Šaunuolis Saulius. Lygus 75-75. Ir pirmaujame 1 tašku, 76-75, 7 minutės 30 sekundžių lieka žaisti. Bodiroga su kamuoliu. Atiduoda Obradovičius iš Džordževičius. Na ir vėl taiklus Džordževičiaus metimas, trūksta žodžių. 12-9 pataikė šiandien Džordževičius. 2 taškais pirmauja Jugoslavai. Lukminas atmeta. Įkyriai kartojo mums Graikijos televizijos režisieriai tą momentą, koks buvo po Jugoslavų rinktinės krepšino. Tikrai atrodė, kad Divasas prasižengė 5 kartą. Džordževičius dar taikliai meta ir 8 taškai. Na, labai nesėkminga atkarpa. Karnišovas su kamuoliu atiduoda Krapikui. Marčiulionis, na, aš manau, kad dar daugiau ryžto dabar turės mūsų vyrai, netaiklus Sabonio metimas. Ir kasgi dabar baudžiamas pražanga. Na ir galbūt pagaliau nematau teisėjo gesto ar 12 ar 13, vis tik 12 numeris Divasas pagaliau sėdas ant suolelio, 5 pražanga. Ramina komandos draugus Marčiulionis, visi sustoja į vieną būrį, jūs dabar to nematote, na reikia iš paskutiniųjų žaisti toliau ir įrodyti, kad mes galime laimėti. Gintaras Krapikas grąžina kamuolį į aikštę. 12 minučių 24 sekundės lieka žaisti. Marčiulionis duoda Karnišovui, Krapiko kamuolys. Sabonis ir Rebraka dabar stumia Sabonį. 3 jo pražanga šios dienos rungtynėse. Ir 6 Jugoslavijos rinktinės pražanga.
ant atsarginių žaidėjų suolelio. Divasas jau nubaustas 5 pražangomis, Rebraka jau turi 4. Karnišovas, visa salė skanduoja Lietuva, Lietuva ir po to momento štai Arvydas deda iš viršaus. Tiesiog visa salė šaukia Lietuva, Lietuva šoka, visi dabar iš savo kėdžių. Ploja mūsų rinktiniai, 6 taškais pirmauja jugoslavai. 11 minučių 30 sekundžių dar lieka žaisti, na nereikia leis Danilovičiui ir Džordževičiui. Kovoti reikia, kovoti kamuolį, Marčiulionis su kamuoliu. Karnišovas, Krapikas, Marčiulionis, Artūras Karnišovas su kamuoliu verčiasi pro galinę liniją, atmeta Arvydui Saboniui. Krapikas, Marčiulionis suklaidina Džordževičių ir taiklus Marčiulionio metimas. 7-7, 2 taškai, 2 tritaškai. Na, neklystame, savo šį krepšinį į kartą Šarūnas Marčiulionis ir vėl telieka 4 taškai. Džordževičius atmeta Danilovičius. Netaiklus Danilovičiaus metimas ir Arvydas Sabonis su kamuoliu. 10 minučių 30 sekundžių lieka žaisti ir Šarūnas Marčiulionis su kamuoliu. Atiduoda Krapikui, na Gintarai drąsiau. Netaiklus Gintaro Krapiko metimas. Jugoslavams atitenka kamuolys, sugniaužęs kumščius Divasas rodo, laikykitės komandos draugams, jau jisai gali tik padėti patarimais. Ir matėte, Vladas Garastas prieina prie mūsų komandos krašto puolėjo Sauliaus Štombergo, na nelengva jam dalia, bet toks krikštas ir padaro krepšininką. Na, o čia taikliai atakuoja Džordževičius. Na, Džordževičius iš 10 pataikė 8, na ir vėl skirtumas laimei švelnėja, man atrodo, dar daugiau kupini ryžto pergaliai mūsų vyrai po šių teisėjų sprendimo ir keitimas. Sėdasi šiek tiek pailsėti Arvydas Sabonis ir Gintaras Krapikas. Juos keičia Saulius Štombergas ir Darius Lukminas. 5 taškais pirmauja jugoslavai. Na, negalima leisti mesti, dar kartą kartoju, Džordževičių reikia ginti, jie galima 33 taškai jo sąskaitoje. Džordževičius, Štombergas šiek tiek aukštesnis žaidėjas, mėgina eiti prie Džordževičiaus, Bodiroga. Bodiroga atakuoja netaikliai, pirmą tritaškį metė ir pirmo nepataikė. Štombergas atiduoda Marčiulioniui, šis Lukminui. Karnišovas. Lukminas, Einikis. Karnišovas, taiklus metimas. 72, 75. 19 taškų šiandien jau pelnė Artūras, 20 Sabonis, 21 Marčiulionis. 10 sekundžių lieka dar atakai. Netaiklus metimas, kasgi atkovos kamuolį. Saulius Štombergas su kamuoliu ir 3 taškai, kasgi buvo dabar. Kasgi buvo dabar, pasižiūrėkime dar kartą šį epizodą. Štai teisėjas iš Amerikos, Poliveris stabdo žaidimą. Peržengta galinė linija. Taip iš ties matote, kad Šarūnas Marčiulionis peržengė galinę liniją. Džordževičius. Netaiklus šįsyk metimas ir vėl Štombergas atkovoja kamuolį. Šarūnas Marčiulionis. Atmetė Šarūnas, na šįsyk pirmasis Šarūno metimas. Netaiklus 8 minutės 20 sekundžių lieka žaisti, 3 taškais pirmauja jugoslavai. Džordževičius atiduoda Bodirogai. Laiku suskumo į pagalbą vienas kitam. Mūsų krepšininkai tikrai labai sėkmingai žaidžia gynyboje Lietuvos rinktinė. Danilovičius ir blokuoja Gintaras Einikis metimą. Na, greičiau
pirmauja jugoslavai. Šarūnas Marčiulionis turi galimybę sušvelninti skirtumą iki 1 taško. 73-75. Vėl 1 taškelis. 7 minutės 55 sekundės lieka žaisti. Nepaprastai gražios rungtynės, tai kartoju nuolat, bet iš tikrųjų jos vertos finalo čia Europos čempionate. Danilovičius atiduoda kamuolį Džordževičiui. Bodiroga. Ir perima kamuolį Saulius Štombergas ir čia pat prie Bragas. Danilovičius sukerta jam per rankas. Antroji Danilovičiaus pražanga. Mano supratimu labai gerai žaidžia Saulius Štombergas. Sėkmingai žaidžia gynyboje. Tikrai labai pasiteisino šio žaidėjo išėjimas į aikštelę ir jau Saulius Štombergas meta baudas. 8 kartus yra prasižengę jugoslavai. Šaunuolis Saulius. Lygų 75-75. Ir pirmaujame 1 tašku. 76-75. 7 minutės 30 sekundžių lieka žaisti. Bodiroga su kamuoliu. Atiduoda Obradovičiui, šis Džordževičius. Na ir vėl taiklus Džordževičiaus metimas, netrūksta žodžių. 12-9 pataikė šiandien Džordževičius. 2 taškais pirmauja jugoslavai. Lukminas atmeta Štombergui ir netaiklus Sauliaus metimas, o kamuolį atkovoja Žarko Paspalis. 6 minutės 50 sekundžių lieka žaisti iki antrojo kėlinio pabaigos. Džordževičius su kamuoliu atiduoda Bodirogai. Bradovičius, Bodiroga. Džordževičius. Bodiroga. Na, fantastiškai šiandien iš tritaškių pataiko jugoslavai. 21-13, 62%, mūsiškiai 12-5. Tai ir visa pirmavimo priežastis Jugoslavijos rinktinė šios dienos rungtynėse. Lukminas. Netaiklus Lukmino metimas. 6 minutės lieka žaisti iki pabaigos. Žinoma, metimas neįskaitomas. O pražanga dabar baudžiami mūsų krepšininkai ir Arvydas Sabonis prasižengė 4. kartą. Ir Darių Lukminą keičia Valdemaras Chomičius. Laiko dar gana nemažai, dar Savičius nepataiko baudų, galima laimėti šias rungtynės, dar tik 5 taškai skiria komandas. Na, laimiai ne visų nervai tokie šalti kaip Džordževičiaus, kuris jau įmetė šiandien 36 taškus. Karnišovas. Veržiasi po krepšio, Artūras atmeta Chomičiui. Na, Chomičius tik pasirodė aikštelėje, žinoma, netakuos krepšio. Chomičius. Sabonis ir Sabonio netaiklus tritaškis ir vėl Štombergas atkovoja kamuolį. Na ir čia pat Saulius suklysta, prarasdamas kamuolį. Ir Džordževičius. 38 taškai jo sąskaitoje. 83-76 pirmauja jugoslavai. Marčiulionis su kamuoliu. Atmeta Karnišovui. Ir kasgi baudžiamas pražanga, šis 7 pražanga baudžiamas Arvydas Sabonis. Štai žiūrėkite šį momentą. Teisėjas iš Jungtinių Amerikos valstijų skiria Arvydui 5 pražangą.
taškais pirmauja Jugoslavai. Einikis pakeičia Arvydą. 10 sekundžių dar lieka atakai. Džordževičius su kamoliu. Savičius, Bodiroga. Bodiroga veržiasi po krepšių ir kasgi atkovos kamolį Šarūnas Marčiulionis. Na, greičiau. Pavyksta kontrataka ir Chomičius. Valdemaras Chomičius pelno 3 taškus. Vėl lieka 4 taškai. 79-83. Štai ką lemia patirtis. Tokiu momentu drąsiai imasi žaidimo ant savęs Valdemaras Chomičius ir pelno 3 taškina dar porą takėlių gynyboje ir dar galima kauti su Jugoslavais, nors Arvydas ir sėdi jau ant atsarginių žaidėjų suolelio. Bodiroga. Netaiklus metimas ir nuo kieno rankų, nuo Paspalio rankų kamuolys išrieda. Uždėbi vis tik baudžiamas pražanga. Ir kasgi dabar baudžiamas asmeninė pražanga? Paspalis tai baudžiamas asmeninė pražanga. Keturios minutės 4 sekundės lieka žaisti ir Gintaras Einikis meta baudas. Lieka 3 taškai, 80-83. Vienas, 83, 2 taškai ir 4 minutės. Džordževičius. Bodiroga. Vėl Džordževičius. Savičius. Po krepšių kamuolys Paspaliu ir prasidengia mūsų krepšininkai. Gintaras Einikis kelia į viršų ranką. Štai dar kartą Einikis į pagalbą. Ir baudžiamas asmeninė pražanga. Paspalis laisvas praktiškai kirto prie pat lentos, po pat krepšių. Dabar turi teisę mesti baudos, o Einikis prasidengia jau 3 kartus. Paspalis, netaiklus metimas, nakvoja, vėl ploja visa salė. Matėte, Arvydas sunku žinoma dabar nesuvokiamas jausmas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Nieko negali padėti savo komandai. 3 taškai skiria komandas. 84-81 pirmauja Jugoslavai. Karnišovas, Marčiulionis. Šarūnas veržiasi po krepšių. Ir 2 taškai, vėl 1 taškas, 83-84. 3 minutės 24 sekundės. Na, dar truputėlį gynyboje. Džordževičius atiduoda kamuolį Bodirogai. Takai lieka 13 sekundžių, na, kol kas neblogai. Tik neduoti mesti Džordževičių, užtvarai ant stato Savičius, Bodiroga, na ir Obradovičius. Taikliai ataukoja krepšį. 3 taškai, 87-83. Einikis. Sužingsniuoja Gintaras Einikis. Ir Vladas Garacas, matau prie prašo minutės pertraukėlės. Kągi, 2 minutės 50 sekundžių, situacija darosi gana komplikuota, 87-83 priekyje Jugoslavai. Na, teisėjavimas šiandien sukėlė abejonių abiejose pusėse. Pradžioje atrodė, kad tik Jugoslavai nepatenkinti teisėjais. Paskui matėme, kaip temperamentingai jų sprendimus reagavo ir Lietuvos rinktinė. Tačiau žaisti dar galima. 4 taškai, 2 minutės 50 sekundžių. Tai nėra iš tikrųjų daug. Nereikia atsiminti, kad pergalė šiandien užtikrintų teisę žaisti kito Europos čempionato finale. O tai, žinoma, yra labai daug, nes jeigu Arvydas išvyks rungtyniauti į Portlandą, patekti į Europos čempionato finalius, finaliuose žaisti su
gana pajėgiamis komandomis išties bus nelengva. Nors mūsų vyrai dar kartą įrodo, kad tai tikrai yra viena geriausių komandų Europoje. Ir tokio ryžto laimėti, kaip nuolat pabrėžia visi žurnalistai, turi tikrai mažą komandų, čia kaip mūsų rinktinė. Taigi prasideda lemiamos paskutinės minutės. Ir dabar pražanga puolime baudžiamas Džordževičius. Na, matote, kaip reaguoja į tai Džordževičius. Įvaso reakcija irgi ant atsarginių žaidėjų suolelio aiški. Štai dar kartą šis epizodas. Chomičius duoda Karnišovui. Na, reikia ryžtingiau, nebėra Arvido. Reikia imtis iniciatyvos į savo rankas. Palis po krepšiu ir dar viena pražanga. Šįsyk pražanga baudžiamas Valdemaras Chomičius, tai antroji jo asmeninė pražanga. Na, aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip galima žaisti rungtynės, kai tokia nervinė įtampa aikštelėje. Na, sunku ir šnekėti, sunku ką nors sakyti, matote patys mūsų vyrų veidus. Palis taikliai meta baudas 90-83. Patys Arvidas, nenoriu tiesiog sakyti nieko. Visas savo jėgas, visas savo galimybės, ką galėjo, atidavė Arvidas. Šarūnas Marčiulionis dar taikliai meta, lieka 4 taškai, na vėl sužiba viltis, minutė 45 sekundės. Bodiroga su kamuoliu. Šalia jo Saulius Štombergas, dar šiek tiek 15 sekundžių lieka atakai. 13 sekundžių. Štai
Obradovičius 92-86 priekyje Jugoslavijos rinktinė. Marčiulionis. Netaiklus šįsyk Marčiulionio tritaškis ir lietuviams atitenka kamuolys. Nikas Picilkas aiškiai parodo Jugoslavijos rinktinės treneris Dušanui Ivkovičiui, kad lietuviams atitenka kamuolys ir Džordževičius prasižengia. Minutė 9 sekundės ir 6 taškai. Šarūnas Marčiulionis meta baudas. 28 taškus jau pelnė Šarūnas, ne pačių geriausių žodžių čia Europos čempionate nusipelno ir Šarūnas, ir Sabonis, ir Karnišovas, ir visi mūsų vyrai norų laimėti, norų iškovoti pergalę. Tai tikri kovotojai ir kaip sakė Aleksandras Gomelskis, sakysiu rusiškai, veliki liudytai, dideli žmonės. Na ir tikrai puiku, kad mes tokius žmonės turime Lietuvoje. Paulius Štombergas sėkmingai žaidžia gynyboje, lietuviams atitenka kamuolys, Bodiroga prasižengia 5. kartą. Na štai, žiūrėkite dar kartą, žiūrėkite, kaip Bodiroga petimis stumia Paulius Štombergą. Na vėl Lietuva aidi visoje salėje, lieka 59 sekundės. Na pirmin drąsiau. Marčiulionis ir iššoka kamuolys iš krepšio, kasgi atkovos kamuolį, ginčas. 48 sekundės. Ir minutės pertraukėlės prašo Jugoslavijos rinktinės treneris Dušanas Ivkovičius. Gerų žodžių nusipelno mūsų vyrai, kuriuo štai nematėte. Arvydas Sabonis kiekvieną papliaukštį palydė į aikštelę, kurie tęsia žaidimą. Taigi ginčas ir 48 sekundės, 92-88. Na, matau, visi komentatoriai esantys šalia sugniaužė kumščius, kai įmeta Lietuvos rinktinė. Na, ką darysi? Kad sportas yra toks dalykas. Vieną kartą laimė kiti, kitą kartą laimė kiti ir šiandien mes kol kas pralaimime. 39 sekundės lieka žaisti, 4 taškais pirmauja Jugoslavai ir Valdemaras Komičius prasižengia trečiąjį kartą. Džordževičius meta baudas. Na, Džordževičius šiandien tikrai parodė sportinį charakterį. 41 taškas. Na, jokių komentarų nereikia. Tikrai puikus rezultatas. Einikis atkovoja kamuolį, reikia greičiau, nebėra laiko per daug žaisti ir prasižengia Saša Obradovičius. Štai matote, Marčiulionis susiėmęs už kelio. 33 sekundės, su pusė dar lieka žaisti ir Šarūnas Marčiulionis meta baudas. Na, Šarūnas jau pelnė 30 taškų šios dienos rungtynėse. 31 Šarūno taškas. Na, štai mūsų vyrai, štai visi mūsų vyrai jūsų ekranuose, atsarginių žaidėjų suolelis. Kurtinaitis ir Sabonis nieko aikštėje jau nebegali padėti, lieka 3 taškai. Atidžiau gintis ir Komičius prasižengia. Danilovičius eis mesti baudų ir tai yra 4. Komičiaus pražanga šios dienos rungtynėse. Sąskaitoje ir 4 taškais pirmauja Jugoslavai. 5 taškais priekia Jugoslavai. 95-90, 30 sekundžių lieka žaisti. Šarūnas Marčiulionis su kamuoliu. Na, reikia mesti iš 3 taškų zonos.
Greičiau Einikis. Na, netaiklus tritaškis, tiek nedaug trūko. Marčiulionis paima kamuolį. Chomičius, na, greičiau atakuoti, greičiau Štombergas. Netaiklus Sauliaus Štombergo metimas. Na ir štai matote, kas toliau klostosi. Dar pražanga kelia į viršų rankas Džordževičius. Chomičius prasidengia 5. kartą. 11 sekundžių lieka žaisti, 5 taškais pirmauja Jugoslavai 95-90. Paspalis meta baudas. Šeši, 99 sekundės lieka žaisti. Marčiulionis su kamuoliu. Lukminui atiduotas kamuolys. Netaiklus Lukmino metimas. Paspalis atkovoja kamuolį Džordževičius. Finalinė sirena. Taigi pergalę Europos čempionate iškovoja Jugoslavijos rinktinė. 96-90 jie nugali Lietuvos rinktinę, mūsų rinktinę. Nusipelnė kaip ir visą čempionatą mūsų krepšininkai. Antroji vieta, tai išties fantastiškas, puikus rezultatas. Žinoma, šiandien norėjosi pergalės ir ji buvo taip netoli. Tačiau, ką darysi, šiandien triumfuoja Jugoslavai. Na, aš kviečiu jūs visus parodyti, kaip vertinate mūsų vyrų žaidimą čia Europos čempionate. Ateiti rytoj 13:30 minučių.